165 eurai iš investicijų per pirmuosius 2025 metų mėnesius, tiek dividendais gavau iš turimų investicijų. Pasarasis mėnuo kiek prastesnis, $913.76, ganėtinai senai nebuvo mažiau nei $1000 ir šiame video parodysiu, kaip atrodo daugiau nei $1000 per mėnesį vidutiniškai išmokantis investicijų portfelis ieškantiems investavimo idėjų ir norintiems papildomo pajamų šaltinio iš investicijų. Pasidalinsiu įžvalgomis, ką daryčiau kitaip, jeigu pradėčiau tokį investicijų portfelį formuoti dabar. Parodysiu naujausią padarytą investiciją išmokančią ganėtinai daug dividendų ir video gale taip pat pamatysite geriausiai vertinimų ir daugiausiai dividendais išmokančių kompanijų sąrašus iš visų 11 ūkio sektorių. Tai žiūrėkite video iki galo, klausimus užduokite komentaruose kaip visada ir tam, kad padidėtų tikimybė ir ant like mygtuko paspaustų daugiau nei kas 10 ir tai prisidėtų prie šio kanalo augimo, dalinuosi nuorodas, kurią atsidarius per kompiuterinės naršyklės versiją galėsite matyti detaliai gyvų laiku ir sekti visą mano investicijų portfelį. Ačiū Jums. Mano investavimo strategija yra gan paprasta ir labai lengvai kopijuojama. Investuoti į 5 ūkio sektorius ir kiekviename ūkio sektoriuje turėti bent 5 skirtingas investicijas. Toks platus paskirstimas sumažina bendrą investavimo riziką ir plačiau apie mano taikomą investavimo strategiją sudaręs detalų video nuoroda bus čia kortelė. Daugiausiai beveik 49% metinių dividendų išmokanti, bet tuo pačiu ir labiausiai vertės svyruojanti investicijų dalis yra pasirinkimo sandorių fondai. Jeigu paprastose biržose prekiavimuose fonduose yra perkamos parduotos kompanijų akcijos, šiuose fonduose fondų valdytojai prekiauja kompanijų akcijų pasirinkimo sandoriais ir išmoka uždirbamą pelną savo klientams. Kad turėtumėte įsivaizdavimą, kiek šie fondai gali svyruoti vertė, tai pavyzdžiui, Modernos kompanijų akcijų pasirinkimo sandorių fondas man buvo skaudžiausias. Nuo tada, kai suinvestavau į maždaug prieš metus, jis krito vertė 79,94%, nes ir pačiai kompanijai sekėsi gan prastai, o fondas yra, parinkim, jautresnis už pačią kompaniją. Bet šis fondas vis vien toliau kiekvieną mėnesį išmoka pajamas ir vertinant pagal tai, už kokią kainą buvo pirkti fondo vienetai ir kiek jis išmoka pajamų dividendais dabar, šiaip distribucijom, fondai išmoka distribucijas, kompanijos išmoka dividendais, bet kad būtų paprasčiau, tiesiog dividendai, tai šiuo metu šitas fondas man išmoka 17,34% dividendais. Ir išmoka kiekvieną mėnesį. Bet yra ir tokių pasirinkimo sandorių fondų kaip Bitcoino pasirinkimo sandorių fondas, kuris nuo tada, kai jį investavau, yra pakilęs vertė 15% ir prie to pačio išmoka virš 59% dividendais. Į šiuos fondus jau suinvestavau kiek norėjau ir artimiausiu metu neplanuoju pildyti šios portfelio dalies ir niekam nerekomenduočiau investuoti visų 100% savo pinigų tik į tokius fondus, o būtent į šiuos fondus, į kuriuos investavau anksčiau, aš gali investuoti tik profesionalaus investuotojo statusą turintys investuotojai, nes jie yra neeuropietiški, fondai nėra europietiški, bet jeigu pradėčiau pildyti šią portfelio dalį dabar, žiūrėčiau į šiuos europietiškus atitikmenis. Nepaisant pasirinkimo sandorių fondų, yra dar kelios investicijų sritis. Naujausias sritis, kurią pradėjau pildyti, yra pramonės sritis ir kompanijos, kurios akcijos buvo įsigytos praeitą mėnesį, praeitį išmokėti ketvirtiniai dividendai buvo 54,3% dydžio. Praeitą mėnesį suinvestavau į Zim Integrated Shipping Services, tai laivybos kompanija užsiimanti siuntų transportavimu ir šios kompanijos akcijų kaina yra kur kas stabilesnė nei pasirinkimo sandorių fondų, bet šios kompanijos dividendai yra labai nestabilus. Bet ne ta prasme, kad tai moka, tai nemoka dividendų akcininkams, o ta prasme, kad vieną mėnesį jie gali būti labai dideli, kitą mėnesį tokie, Pavyzdžiui, praeitį išmokėti dividendai buvo 54,3% dydžio, o vertinant per pastaruosius 12 mėnesių išmokėtus dividendus, jie yra 18,99% dydžio, kas vis vien yra daug. Galima rasti literatūros sakančios, kad labai gerai yra gauti 6% dividendais. Kompanija išmoka dividendus kas 3 mėnesius, laivybos sektorius bendrai yra sezoniškas ir tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, dėl ko ir svyruoja išmokamų dividendų dydis. Kompanija turi 147 laivus, kuriuos pastoviai atnaujina. Kompanijos vertė vadovaujantis kvantiniais vertinimais nėra išpūsta, kas reiškia yra
ne per brangios akcijos šiuo metu pirkimui ir kompanijos pelningumas vertinamas labai gerai ir bendras kompanijos vertinimas rodo, kad šiuo metu yra labai geras laikas pirkti kompanijos akcijas. Ir ką tik ekrane matėte, kaip atrodo kompanijos akcijų įsigijimas naudojant Freedom24 investicijų brokerį, jo mobiliąją aplikaciją. Brokeris yra licencijuotas ir taiko vienus mažiausių mokesčių už akcijų įsigijimą Europoje. Akcijų įsigijimas kainuoja 2 eurų fiksuotą mokestį plus 2 centų už kiekvieną perkamą fondo vienetą ar kompanijos akciją. Investuotojų pinigai brokerio platformoje yra drausti investuotojo kompensavimo fondų iki 20 000 eurų. Holdingo, kuriam priklauso Freedom24 brokeris, akcijas taipogi galima įsigyti antroje iš didžiausių pasaulio JAV Nasdaq vertybinių popierių biržoje. Ir jeigu dar neturite Freedom24 paskyros, video aprašyme rasite vardinę registracijos nuorodą ir čia bus trumpas registracijos gidas, padėsiantis užsiregistruoti be klaidų per 5 minutes. Ir visi, kas atsidarys paskyras ir pradės jomis naudotis nuo 2025 m. sausio 12 dienos iki balandžio 30 dienos, gaus iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų, kad investavimo pradžia būtų įsimintinesnė. Kiekvienos akcijos vertė gali siekti $800. Akcijos nuoroda, kodai ir sąlygos taipogi video aprašyme. Tai čia naujai pradėta formuoti 4. pasyvių pajamų portfelio dalis, antroji ir antroje vietoje pagal išmokamų dividendų dydį portfelio dalis, kuri jau yra pilnai suformuota taipogi, kur daugiau kol kas nebeinvestuosiu, tai verslo vystymo kompanijos. Tai kompanijos, kurios investuoja ir padeda augti kitiems verslams ir per šias verslo vystymo kompanijas galima netiesiogiai investuoti į verslus, kurių akcijomis dar nėra viešai prekiavimo, kurių šiaip neįmanoma įsigyti. Ši portfelio dalis kur kas nepalyginamai mažiau svyruoja vertėje ir išmoka kiek daugiau nei 11% dividendais. Jeigu pradėčiau formuoti šią portfelio dalį dabar, tai turbūt neinvestuočiau į Main Street, Ares ir Gladstone Capital, nes perkant šių kompanijų akcijas už dabartinį jų kainą ir vertinant pagal tai, kiek jos išmoka dividendų, dividendinis pajamingumas nesiektų 10%. Ir taip pat, jei investuočiau dabar į Goldman Sachs, BDC, Horizon Technology Finance ir Triple Point Venture Growth, mano gaunami dividendai būtų didesni nei gaunu dabar, nes pirkau akcijas brangiau, nei jos kainuoja dabar, o dividendų už vienos akcijos turėjimą kompanijos išmoka tiek pat nepriklausomai kokia kaina pirktos akcijos. Tai jeigu perku pigiau, gaunasi didesnis procentas grįžta. Ir paskutinė portfelio dalis Lietuvos banko apklausos duomenimis yra pati populiariausia, tai nekilnojamas turtas. Labai nerimtai spėjau atrodyčiau, jeigu neinvestuočiau į NT. Juokauju, tik aš neinvestuoju tiesiog į fizinį nekilnojamą turtą ir neskolinu pinigų už palūkanas su įsivaizdavimu, kad investuoju į nekilnojamą turtą. Mano vertinimu, aš į NT investuoju kur kas saugiau ir daug likvidžiau, nes aš investuoju į nekilnojamo turto trestus, perkant jų akcijas, angliškai tai trumpinių rate akcijas. Ši portfelio dalis yra pripildyta pusiau, išmoka kiek daugiau nei 10% metinių palūkanų dividendais. Reitai uždirba pinigus iš NT sektoriaus, vystydami, nuomodami ir administruodami skirtingiausios paskirties NT. Ir taip pat yra reitų, kurie uždirba pinigus iš būsto paskolų JAV, o būsto paskolų mokėjimą JAV garantuoja dvi vyriausybinės institucijos. Institucijos ar agentūros, tiksliai dabar nepasakysiu ir tiksliai nežinau, kuo skiriasi, bet garantuoja paskolų mokėjimą jos. Kita investicija šiame sektoriuje turbūt bus nekilnojamo turto trestas nuomojantis NT JAV vyriausybinėms organizacijoms, institucijoms, žodžiu, tarnyboms. Tai stay tuned, jeigu dar neprenumeruojate kanalo, spauskite subscribe mygtuką ir ant varpelio. O dabar apibendrinimas ir žadėti geriausiai vertinamų ir daugiausiai dividendų išmokančių kompanijų iš visų ūkio sričių sąrašai. Vidutiniškai per savaitę gaunu beveik $267 pasyviomis pajamomis, kas yra 27,4% yield on cost nuo suinvestuotos pinigų sumos. Jeigu visas turimas investicijas pirkčiau dabar, o ne tada, kai pirkau, šis gaunamų dividendų procentas būtų 28,54%, nes kai kurių investicijų vertės pakrito, bet jos ir toliau išmoka daug dividendų. Tai bendrai visas investicijų portfelis yra pakritęs 4%, tai minus $2035, bet per pastaruosius 6 mėnesius jis man jau yra išmokėjęs $6141 ir 66 centus dividendais, kas eurais ir pamokesčių būtų daugiau nei 3 vidutiniai šalies atlyginimai, na arba kokie
5 minimalūs atlyginimai. Mano portfelį galite matyti ir sekti gyvų laikų su šią nuorodą, nepamirškite spragtelti like mygtuką. Dabar geriausių vertinimų ir daugiausiai dividendų išmokančių kompanijų sąrašai. Jei planuojate pradėti investuoti arba jeigu jau investuojate, bet dar neturite Freedom24 paskyros investavimui, video aprašymą rasite registracijos nuorodą ir šiame video bus registracijos gidas ir visi, kas atsidarys paskyras ir pradės investuoti nuo 25 metų sausio 12 dienos iki 25 metų balandžio 30 dienos gaus iki 20 atsitiktinių akcijų dovanų. Kiekvienos akcijos vertė gali siekti $800. Akcijos sąlygos ir kodai video aprašyme. Sėkmingo investavimo ir pasimatymo kaip visat pirmadieniais, ketvirtadieniais ir kartais sekmadieniais.